Reiklavau gerbė. Pasatuoti. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot, nebesirenka kaimynai pas kitus pavakarot, o anksčiau tai bičiuliavos, šventę švęsdavom kartu, mūsų smerkdavom į alų, geso lempą nuo kalbų. Lietuvos laukai skambėjo, šienapjūtį nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Tai ko čia dabar viens pats stabdi, nereikia mus palaukti, ne? Олег, то що мочав весь валом парсав по студентському, ще клікав, лавен сав балц. Ką žinau, ar jis ateis, neateis. Nu, tai dar geras balsas tikas ir jeigu dar tai gal čia klykauti. Gerai, Stygu žinojau, su kuo čia atėjo. Ну, його tik наголовка, mes atėjom pavakaroti. Mes jau tu prakait parsavom želvo iki pažastų prisisėmėm. Iki kaklo. Jo gali teik. Ne, bet rimtai, ko atėjo? Nu, tai ko atėjo? Mums sakė, kad mums sukviet bus neeilinė sesija. Bus aptariami kaimo žmonių reikalai. A tipo tarp jūs dviejų bobučių. Ne, tai esi trečiųjų, tarp kitom, pat visko nesugalvoji. Žinai, bet tas omžius viskas, aš neslika neužmirsta tes. Eik tu, nu, tai žinau, savo 50-metį jau 6 metų švent. Nu, vo. O koks dabar tavo reikalas? Kiek aš švent? Norės visus supranti 10 metų, kiek jubiliejų šves. O tarp kitko, tu bet per visus 6 metus ne vienas iki mums nepasveikina. Ir šves, apaduojam, pavyzdžiui, privieša tokį gerą, gražią, kultūringą, moterišką, kaip aš čia apšnekėti. Nu, tarp kitko, tokia graži, kultūringa, graži moteris nesivėluoja. Nu, kultūringa, graži gal nesivėlau. Bet, pavyzdžiui, jeigu dar ir protinga, kaip aš, tenai ir privalu vėlauti. Tegu visi supranti pamatą, kaip aš jėnu, kaip nušvint mano proto aureolis, mano visi smegenys, supranti, mano atsidarė visas čakras, vo. Nu, kuomet tau tos čakras atsidarė. Nu, atvarai pasakysim vakar. Sakau, niekam pastebėjau. Aš kažkap, supranti, kažkap pat kojas nusimazgojau, jau galvoju, golti laužną, tik cinkt mintis galvom. Galvoju, mūsų kaimo rep parmain. Nu, ir ką tu siūlai? Nu, kur siūlau? Siūlau visokių naujovių, visokių inovacijų, visokių renovacijų, visokių, supranti, projektacijų, visko siūlau. Nu, jau mes gemburėlį aš tavo nedalyvausiu. Jogizmo irgi neužsiminėsiu. Aš žinau, Nu, siūlyčiau šuolis per barjerus. Arba galima per tvorą. O tu čia jūs dabar tyčiajatės, ane vadovė? Taip šiat. Pala, kad aš atsidarysiu savo objektą. Tu per visus barjerus ir per visas tvoras atšuliaus primonis. Dabar galvoju, a tu tik nažai daryti krautui. ko tą krautui? Juk aš seniai buvau mūsų kaim krautui. Tu pati pirmuoji eidavai visas preksėmi antskolos. Ir bankrutavo tą krautui per tulis. Ne, nu tu vis tik nusišnekėję. Aš net sukalta, kad tą krautui neturėjai ką pasiskaityti kortelėm. Pažiūrėjau, aš grynų pinigų nepažįstu. Pala, kom tu čia dabar marudin? Vaikeli, priko čia tas aparats. Tavo bankomat kortelė jau kad 15 metų buvo pasibaigęs galiojimų laiks. Tu žinai. Jau koks, jėzau, kokie 25 metų, kad tas bankas įbankrutavęs. Tu paskutinį kartą, kuomet į savytę paveizėję per veidrodį. Neveisiu, aš veidrodį. O tai matos, kad tu laiką tiekmės per savo smokiną matavo. Ne. Nebus jokios krautais. Nu, o tai kas O bus? tu kad? Nu. Kas bus? Nu, Steigsim barų su mėgtamasias į su kineziterapiniam paslaugom. Vo. Jo. Viena kitai, a ne? Taigi. Juk čia daugiau nieks negyvena skyrus, vo, ką matai šitai. Tam kaimalį, niek žmonių. Nu gerai. Nu. Mes kaimalio nedarysim. Mes paslaugas teiksim kruizinių laivų turistams. Ne, nu
tau tikrai tos čakras per daug atsidarė. Taigi mes prie autostrados gyvenam iš kur mes gausim tų kruizinių turistų. Ne, nu, gerai, nu, pradžio, aišku, bus tiems, kaip sakot, autostradiniams turistams, aš nieko nesakau. Bet paskui perėsam iš karto ant kruizinių laivų turistų. Šias laikas nėra problemų, tu to aiškia. O, Javut, vakar, užsisakė iš Portugalijos parsėsiunti ananasų. Veina per 2 valandas atbogė, įsivaizduoj. Pat mačiava tikėt. O čia laivų pirkti turistų nesurinks. Nu, mintis tai būtų tik nebloga. Bet tai kur tu steigsi dabar? Yra 3 trobas mūsų ir nugrius kultūrnamis. Na visada. Nu, pastaisi navigacijų gera veik. Maladėts. Kultūrnamė įsteigsam. Salė. Ne salė, o grimerėje. O, gal vadau paklausti. Ko pastat kultūrki? Ni viens kolektyvs nėra, ni bus, ni atvažiavęs. Grimerėje, kaip šviežia, numaliavotas stol, suprantu. Kočiu, na. Jo, teisinga atsaka, bet ir nėra. Šioks toks minkštoms. Ir veidrodėlis, jo, na prastatų šuneslėje. Tai norit pasakyti, bus kaip tai daina. Alaus danguje nėra, todėl mes čia bare. Kai mūsų nebebus, draugų lokaluose putos salos. Alaus danguje nėra, todėl jį keliam čia. O kai priglauda bus, draugai už mus pakelkit bokalus. Maladėt. Čia ger paėmė tunacijų. Tam stašnekam vadoj. Ka mes atidarysim barų, reiškia, tu pristovėsi prie laukienių dorų, pasidėsi skribiliuką ant žemės ir varysi ten milijonį, kveisi visus įvžėti vėl, suprantu, va. O kam tas skribeliuks tavo ant žemės? Nu kaip tai kam? Atlyginim susirinkti. A tu manai, kai jis ten uždyka liurlins? Man atrodo, kai jis ten didžiai taikus įsidarbinti. Nu, praktiškai jau įdarbinė. Aš ir noriu įsidarbinti. Nu, gerai, norėk. Lieka viena veita. Kokį? Valytojas. Gera. Nu, bet reikės dalyvauti konkursui. Gera dalyvausiu. Gera. Pradėsim nuo anglų kalbos žinių. Tom gali praleisti. Ne, nu, vis tiek reikia mokėti. Pavyzdžiui, hello, Jo. okay, I love you, come on, baby. Jo. Nu, jau praktiškai ir užtekt. Laisvai šnek jau. Dabar perėsam ant fizinių duomenų. O tamsta dabar rankas į šonas ir į viršų dar tulpekį. Tulpekė. Nu, tik nelabai prasižerbus. Ir ateiktom dabar prašom ant krekždutį. Kokių daug krekždučių? Aš valytoj bus grins, plausiu negal vežašu. Palauk, mieloji. Šias laikas, supranti, viską valytojais dar. Reikia silongus, supranti, valyti į stalus šlausti. Ir su padėklas, miau, visur po stalus, visiems fuit, viską ništėliuoja. Javut, tu padaryk krekždutį. Bolons. Kaip gražu. Javut, sveikinu. Ir jūs patapot valytojas departamento direktorius veikla. Ta vadens aš jau palikau badau. Žinok, aš dar girdėjau, kad kažkoks tai kineziterapijos kabinetas bus. Ne, nu kas ten man priims, aš net jokių kurs baigus nieko. Leis man kas masažą. Nu, tam nereik, supranti, dabar jokių kūrus. Eik to. Nu, tai aišku, tada patiri tiesiog atsalai. Nu, aš sutinku, Nu, supranti, dabar, pavyzdžiui, jeigu užsisakys dabar koks nors masažų, tai jie, supranti, tonom gražia parsiverti ir su švitriniu popieriu per minkštimus tep čiuk. Su švitriniu? Tep. Bet man atrodo, kad ten su to švitriniu popieriu trinant, a nereik tokios relaksinės muzikos, kad atpalaiduotų. Ai, vat aš apie to nepagalvojau, ant gal, supranti, jau kokį nervų mazgą užšokat. Žiaura gal. Vadovė, gal kaip nors relaksinį tokį melodį, kad žmogus pasijaustų kaip miške, kaip peilų, kaip laukė, va tokį, žinai, nu, taip, hipnozė. O aš
dabar ką reikėtų žinoti, puikiai mes tų meniu turėsam. Meniu? Nu, Ai, meniu jau seniai sudaryti. Bet jeigu nežinau, gal informuoti. nu, taip, galėtum. Reiškite, meniu susidarys iš 3 ingredientų. Pirmas. Alus su puta. Aha. Antras. Alus be putos. Ir trečias. Alus nubyzis. O karšti ar bus? Kokie karšti? Kaip kokie karšti? Kotletai, zrazai, šniceliai, balandėliai. Nu, palauk. Ta virtuvė, kiek visko rėk, produktų rėk, vyriai rėk, įrangus rėk, iš kur mes paimsam. Čia nesąmonė. Ne, nebus šitokios virtuvės. Virtuvė bus mobili. Vo. Tipo per mobilę pasisakysi, ne pavalgys, toks bus jau. Ne. Viduj, ne te. O žiūrėk, nebūti. Nu, Tu mėgsti labai paėsti skane. Žinau, per pusryčių spėsi vakarienį vis po kokį bliūdą ir suprant visko prisitaisa. Nu, žiūrėk. Klientas ko nors susisakys, tu stengia į savo trobą, į mikrobangį viskam pašildą, gražiau paserviruoji ir atneši. Padėti. Ne, bet tu gir, kad apšneki. O kas žinai? Aš savo maistą nešu į barą. Tai kas lieka geriau šunį pašersiu. Nu, va, mano. nu jau gerą baigį tau čia. Su tom virtuvėm jau papyrai yra aišku. Nu, te. Bet tu sakė, kad pas mūsų būtų mėgtamėlė, o kur tai bus? Salė. Ant tų kėdžių? Kas tau yra, aš nesuprantu? Ko tu nervuojies? O kas ten kėdės į blogas? Sudėjo gražiai po 2 kėdutės ir užrašiau ant viršaus tamsi naktelė ant solelė. Dėl ko toms? Nu, tu nenorėjai gerai, kad tau supranti elektrą įjungti, vis pamatyti, koks slobas tai nubarvėjusis. Nu jo, tu dar kaip maironiškai pridurka, ne? Debelėsis ir kerpėm apaugus aukštai. Pala. Apie kultūrinį arba gerai, arba nieko išvis. Atsiprašau, tam stėlį norėčiau paklausti, kur bus tualetas tas VC? Juk to tai nebėr, senai jau vamžiai nupjauti visi ten. Ir vienas laukas su širdėlė tas būt kitą vadinam. Ir viskas. Nu, labai teisinga vadovė. Ir jeigu norite, aš jums į tą klausimą atsakysiu, supranti, kad prieisi konkurencijai, čia nėra problemų. Budelį bus VIP klientams. Nu, tai, kad atneša arbatinį, bet tai, kad atėt apsirengsi kostiumą, su šlipsą, su visku. Na geriau, tai kur kitės pasisiūti? Kiti kurias pasisiūti. Nu, ką ir vyrą po berželių, 10 mergelis po eglelė. Nu, tai sakai, nereikia nei tualetinį popieriaus, nei vandens. Nu, tavo yra auksinis mintis. Čia ne moda auksinis mintis, čia ir dabar šio laikiai tvarom politikų. O kam reikės kokį papirotą, galės su lapeliu parsibraukti, nėra problemų. Nu, praktiškai visko išsprendė mane, viskas aišku. Taip. Tik dabar reikėtų pagalvoti, ką mes tus klientus prisiviliosim. Ką panus tus kruizinius paėmės. Nu, aš galvoju, kad, žinot, reikėtų tokios reklamos. Aš vis matau YouTube'uose net visokių tokių reklamų. Bet čia ten tokie muzikiniai, takeliai, bet čia vadovai klausia, aš nežinau. Gerb, vadovai, o tai kaip ten jie reiškia tas klips kaip daros? Per met muzikiniais takelis, paskui filmuot medžiai. Nu, šiaip paskui suskartus, manau. Ajo, gerai. Tada reiškia muzikinis takelis bus vadovo, o mes dabar visi nusifilmuosam Rugių lauke. Ne, nu ką mums po tus ragžius braidyti? Jau galiam prie tų gėlių klombus paiksloti. Ne, nu dar gražiau. Kur tas gėlis yra? Juk ten tik gėlis, šiemet gėlių ten nieks nesodina. Aš nesuprantu, ko tu blaškas visuometau, viskas naitinga. Varykit ruobą savo, išsiimkit šlekti sveito kristal, kur turite žaplos masins gėlis susikaišys, čia supadėjusiai bus gera. Kas tau per ekraną matys, ar anos gyvas, ar negyvas? Gerai, vis, dabar pradėsim nuo muzikinį takeliams. Vadovai, man reikia muzikinį takelį, kad būtų toks su prasme, kad su perspektyvu, supranti, būtų, kad su ateitim, kad būtų mūsų matyti vizijai, supranti, toli horizontai šviesa, vadovai. Nuvaryk. Tu palinkėk man gero vėjo ir palinkėk geros kloties. Tu palinkėk man džiaugsmo meilės ir vilties. Tu palinkėk man gero vėjo ir nelinkėk piktos lemties, kad galėčiau aš gyvent be praeities. Kad galėčiau aš gyvent be praeities.
filmukai, nėra ko žiūrėti. Nu, kiek įkvėpimų turėjau, tiek ir išspaudžiau. Juk reikėtų vien įkvėpim padaryti, būtum geriau išėjai. Aš nesuprantu, kuo tu nervuojas. Kuo tu dabar kas tą vieną gerą, tai įsiklausyk į žodžius. Nelinkėk blogos kloties, kad jokie higienos centra neužpultų visokiais sveikatos pasą, supranti. Nelinkėk, supranti, blogos lemties, mes į gerą, kad pas perspektyvką mes pinigų pritrauksim, viską. Ale, tu šio kepurėlis nešoksiu po YouTube te vaidenti čia su jų. Ne, nu vadovai, nu atsiprašau, Nu, nenorėjo patapti internetinį žvaigždę, dabar taip paliks pas kaimų vadovų. Ką nori? Ko tu pergyveni, jis dar netik išprusis. Nenori, negi, apseisim be jo. Ne, nu vadovai. Ar bet dirbti, bet... Nu, va, nu, tak. Bet vis tiek tą reklamą reikia kaip nori dėsdama. Kaip norim tas. Nu, tu kas čia belėk, daugiau niek neblėk. Darysim tada liaudišką susikabim tau, čia daugiau niek neblėk, ko čia darysim. Nu, ko jūs padarys, jau taip darykė. Vieni du trys. Nu gera. Sveiki, gyvi sveteliai, mūsų mylimieji. Sveiki, gyvi sveteliai, mūsų laukiamieji. Atsargiuką padarysiu ir avučio tau įpinsiu. Į lovytę paguldysiu, pataliukais apkamšysiu. Sveiki, gyvi sveteliai, mūsų mylimieji. Sveiki, gyvi sveteliai, mūsų laukiamieji. Iškart matot, į kabenam. Ot, Masai. Ir taip komog